Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: imkite šventąją dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš 12, Tomo, vadinamo Dvyniu, nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: mes matėme Viešpatį. O jis jiems pasakė: jeigu aš nepamatysiu jo rankose vynių dūrio ir neįleisiu piršto į vynių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą: įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko: mano Viešpats ir mano Dievas. Jėzus jam ir sako: tu įtikėjai, nes pamatėjai. Palaiminti, kurie tiki nematę. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Tai Viešpaties žodis. Brangieji, skaitome apie nuostabius susitikimus su prisikėlusiuoju pirmąją savaitės dieną, tada vėl po 8 dienų. Ir galima atpažinti, kad Viešpats Velykų rytą tą dieną pasirodo, vėliau kitą, sakytume, sekmadienį, vėl mokinių tarpe, parodydamas, kokiu būdu jisai susitinka savo mylimą tautą, kaip jisai ją paguodžia, pasveikina. Ir iš tiesų bažnyčia supranta sekmadienį kaip Velykas, nežiūrint, ar jis yra Velykų laiko ar kito, tai mažosios Velykos kaip atvelykis yra ir visi sekmadieniai. Taigi ateiti ir susitikti Viešpatį, tai išgyventi nuolat prisikėlimo džiaugsmą, o mums asmeniškai tai ramybės dovana, kuri tokia brangi, kad negali neatsistebėti, kaip Viešpats gali paguosti tą neramę, įsitempusią
baimingą širdį, kaip ir tą kartą mokinių, kurie, kaip skaitome, buvo įvairios nuotaikos. Ten ne tik tai džiaugsmas buvo, bet taip pat ir baimė, netikėjimas, abejonė, nusivylimas. Per visą savaitę skaitydami istorijas susitikimo matom štai durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms. Taigi baimės nuotaika. Marija Magdalietė nuėjusi pranešė jo bičiuliams, kurie gėdėjo ir verkė. Vaizduojat, įvyko Velykos, o gedulas nesibaigęs. Tie išgirdę, kad jis gyvas ir kad ji pati jį mačiusi, netikėjo. Simonas Petras jiems sako, einu žvejoti. Tiek to. Kaip čia buvo, taip grįžtų prie seno gyvenimo. Jie pasisiūlė ir mes einam su tavim. Taigi ir mes panašiai jaučiamės. Jie nuėjo, sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo, net ir žuvis nekimba. Kai sako, nesiseka, tai iki galo. Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią. Taigi baimė, neužtikrintumas, uždarytos ir užrakintos durys, kitai žodžiais tariant, bloga žinia tarsi atrodė buvo sėkmingesnė negu tą kartą, kurią skelbė moterys ir Velykos. Ir vis dėlto matom nuostabią transformaciją, kuri vyksta šių žmonių širdyse, kaip jie yra pagauti to nuostabaus susitikimo ir viešpaties dovanojamos ramybės. Kodėl Jėzus būtent pasveikina tokiu sakiniu? Galėtų mokinius pasveikinti, sveiki, broliai, kaip moterys, sveikos. Mokiniai, apaštalai, iš tikrųjų turėjo ko bijoti. Kaip ten bebūtų, tarp mūsų kalbant, jų nebuvo nei didįjį penktadienį, nei sekmadienį pirmų. Jie atsitraukė, pabėgo, išsisklaidė, išsigando. Ir pasirodymas Jėzaus pirmoji reakcija nebūtinai turėjo būti gera, o dangau, ką jis mums pasakys dabar, juk mes į tai išdavėm, ne? Mes pabėgom, mūsų nebuvo. Petras toksai tai išvis, manau, kad bijojo net viešpatį išvysti, nes jis paskutinį kartą išdavė jį, kaip tą kartą buvo didžioji penktadienio drama. Ir šitas ramybė jums yra nepaprastai saldus mokiniams girdėti, nes per tai skamba ir labai galingas Dievo gailestingumas. Jis per tai atleidžia, priima ir guodžia, nes ta nerami, išsigandus ir virpanti širdis gauna kaip balzamą, kaip aliejų, kaip tą, kas galėtume pasakyti laimė ir dangų žemėje. Čia, brangieji, mums yra nepaprastai didelė paguoda, kad Dievas į mus kiekvieną žiūri su didžiuoju gailestingumu, apie kurį kalba šventoji Faustina, skaitant jos dienoraštį, kalba metaforos, kad mano gailestingumas kaip vandenynas. Jeigu žinotume, kaip viešpats mus myli, verktume iš džiaugsmo ir panašiai. Aišku, mums ta patirtis nebūtinai yra dažna. Ji ištinka per momentus, kai vienas kitam pajėgiam atleisti, kai atliekam išpažinti, kai dalyvaujam šventose mišiose, tai vis tos dovanos, per kurias tai patiriam, bet mums reikia būti atviriems, mums reikia susirinkti, ateiti į jo artumą, namų darbai turi būti padaryti, atrodo. Iš tiesų nėra malonės už dyką ir žmogus turi atsiliepti, atsiverti, rodyti iniciatyvą, pagaliau viešpačiu ištarti taip, tebūnie tavo valia.
noriu pasidalinti, brangieji, vienu įspūdžiu, kurį patyriau kaip didžiulį Dievo gailestingumą ir tokį, sakyčiau, beveik viešpaties apreiškimą, kai 96 metais Europos jaunimas buvo sukviestas popiežiaus Jono Pauliaus II atvykti į Italiją, Loretą, švęsti pasaulinės jaunimo dienas, nes tais metais buvo jos berods Maniloje ir daugelis iš Europos negalėjo nuvykti, tame tarpe ir mes, kurie tuo metu dar važiavom su tokiais geltonais autobusais, kurie labai daug dūmindavo, tokie Ikaras vadinosi garsiai, pažįstat, ne? Tai mes su juo atdundėjom iki Loreto, tokie truputėlį vargšai, žinot, apniukusiais vaidais įsigandę, vakaruose esam, o jei kaip čia mes atrodom su to autobusu. Ir žinot ką, nuostabu, milijonas žmonių susirinkę prie Adrijos jūros pakrantę. Čia jūra, čia tas nuostabus šlaitas ir kur tik matysi visur žmonės. Buvo nuostabu matyti, jau temo, buvo 7:30 vakaras ir žinom, kad turi atvykti Jonas Paulius II. Ir kur jisai, per kur jis įvažiuos, į kurį taką bėgti įdomu. Loterija, nes jeigu į vieną nubėgsi, o važiuos per kitą, jau tu ten nepapulsi. Tai visi bandė atspėti. Ir prasidėjo popiežiaus tas vykimas per minę takais. Ir labai įdomus buvo ženklas, kur popiežius važiavo, ten tiesiog ėjo tokia ugnis. Tiek fotoaparatų tuo metu fotografuoja, kad tu matai tokią ugnį einančią per minę. Neatrodo, kad ugnies liežuvis, nes ten važiuoja ir ten visi tuo pačiu metu tūkstančiai žmonių fotografuoja. Įsivaizduojat, tai man buvo toks įspūdis, o dangau, kas čia vyksta. Aišku, kai privažiavo prie mūsų tako, tai kažką mačiau. Popiežių tik tai toks blyksnis, nes man atrodo, kad dar 2 žmonės sėdėjo manęs ant pečių, nes atseit aukštas, tai dirb savo darbą. Tai faktiškai, ką žmogus tas darė, tai jo užduotis buvo fotografuoti. Tai mes, reiškia, sugalvoję buvom susodinti 2-3 į viršų ir tada nuotrauka buvo padaryta, visi gavo, pavyko. Bet žinot, pagrindinis įspūdis to vakaro, tos vigilijos maldos, tai buvo transliacija iš 7 šalių, kur per visą tą auditoriją, milijoną žmonių, buvo įstatyti milžiniški ekranai. Ir buvo peros iš Airijos, iš Azijos šalies kažkurios ir tada staiga vaizdas iš Lietuvos, Kryžių kalno. Ir užgieda choras Kryžiaus šventas. Žinot, mūsų visa grupė apsiverkė garsu. Mes tokie mažyčiai, tokie, kaip čia pasakius, kaip iš tokio krašto, kur nieks apie tą Lietuvą negirdėja. Jeigu tu pasakai Lietuva, tai palauk, tai tu iš Rusijos tada esi. Ne, čia jokių būdų. Tai kad jūsų nėra žemėlapiai. Parodė, kur tuo metu dar žemėlapiai europiniai nebuvo pakeitę mūsų ir mūsų tautos. Ir tada supranti, kad per tai, per šitą ženklą mes esam. Mūsų viešpas nepamiršo. Ir popiežius Jonas Paulius, neseniai buvęs Lietuvoje, būtent norėjo, kad transliacija vyktų ir iš Lietuvos, ir iš Kryžių kalno. Man tai buvo vienas didžiausių Dievo gailestingumo tokių pasireiškimų
gyvenime tas įspūdis, kad Dievas mūsų neužmiršo, kad mes esame mažieji, bet išaukštinti. Ir jo malonės giedosiu per amžius, dėl to, kad jis maloningas, jis žino, pažįsta ir išaukština. Visi, matydami giedantį chorą, graudinosi. Mes lietuvių grupė, tiesą sakant, negalėjom net susikalbėti iš emocijų pertekliaus. Tai Dievo veikimas, kaip ir Faustinos gyvenimas, kur čia Vilniuje, kai pagalvoji, kad kalbėjo pats viešpats Jėzus Kristus, tai mums liaudiškai tariant daugoka. Ir sunku net patikėti, kad būtent iš čia, iš šitos vietos, šito adreso, Dievo gailestingumo žinia sklinda į visą pasaulį. Šiandien apie Lietuvą žino ne dėl to, kad mes Europos Sąjungoje ar čia kam nors kokiam NATO priklauso. Daugiausia žmonių žino tikinčios bendruomenės, kad čia prasidėjo gailestingumo pamaldumas, sesers Faustinos gyvenimas, rašytas dienoraštis, pirmą kartą įstatytas garbinimui Dievo gailestingumo paveikslas Aušros vartuose ir Dievo gailestingumo sekmadienio šventimas jau daug anksčiau negu buvo paskelbta oficialiai kaip šventė 2000 metais. Brangieji, esame Dievo malonės apsupti, jos patirtį galim turėti, jeigu atsiveriam kaip mokiniai, susirinkdami į vieną vietą melsdamiesi ir su viešpačiu bičiulišką santykį laikydami. Šiandienos, brangiai, tema buvo tai, kad mes galime būti pilni to šventosios dvasios, jeigu esam jai atviri, jeigu Dievo malonė mus pasiekia, perkeičia ir tada siunčia į pasaulį liudyti tai. Šiandien Evangelijoje bent 3 dovanos skamba, kurias viešpats duoda mokiniams. Ramybės dovana, atleidimo galia, gailestingumas, imkit šventąją dvasią, ne kam atleisit, reiškia galia atleisti. Tai yra labai galinga galia, stipresnė negu ginklai. Ir tada ėjimas įsiunčia mokinius eiti ir skelbti jį. Misijos dovana. Visa tai yra apaštalo bruožai, tarnystė, kurią ir mes kiekvienas nešamės per krikšto dovaną. Pabaigai noriu, brangiai, paskaityti popiežiaus Pranciškaus laiško Jėzus Kristus yra Dievo gailestingumo veidas, ištrauka, kurioje jis apibrėžia ir pristato tą nuostabią Dievo savybę. Žodyje gailestingumas yra krikščioniško tikėjimo slėpinio sintezė. Dievo gailestingumas tapo gyvu, pasiekiamu ir paliečiamu per Jėzų iš Nazareto. Jėzus savo žodžiais, gestais ir visų savimi apreiškė Dievo gailestingumą. Gailestingumas yra tai, kas apibūdina Dievo prigimtį ir jo veikimą, Jėzaus asmenį ir misiją. Gailestingumas yra tai, kuo turi pasižymėti krikščioniškas gyvenimo būdas tų, kurie yra Kristaus mokiniai. Gailestingumas nėra vien tėvo elgesio taisyklė, bet ir kriterijus supratimui, kas yra jo vaikai. Mes patiriame gailestingumą ir patys turime juo gyventi. Atleidimas už įžeidimus yra pati aiškiausia gailestingos meilės išraiška. Ir mums, krikščionims, tai moralinis imperatyvas, kurio negalime aplenkti. Daugybę kartų yra sunku atleisti, bet atleidimas yra įrankis mūsų trapiose rankose, kad pasiektume širdies ramybę. Nuoskaudos, pykčio, prievartos ir keršto ištirpimas yra būtinos sąlygos laimingam gyvenimui.
Meilė nėra ir negali būti abstrakti. Ji paliečia kasdieninį elgesį. Taigi, brangieji, ramybė, gailestingumas ir laimingas gyvenimas eina koja kojon. Tebūna tai mums gyvenimo programa. Amen.